Na, gerbiama premjerė, nenuramino šiauliečių, tai aš pratęsiu Domo Griškevičiaus pradėtą tą pokalbį ir noriu kreiptis į Moniką Navickienę ir Gintarę Skaistę. Na, ar ne per daug tokių sutapimų, kad nuo 2010 metų viskas iš Šiaulių išgujama į Panevėžį. 2010 metai muitinė iškeliavo į Panevėžį. Geležinkelis praėjo pro Šiaulius, nors buvo vilties, kad eis per Šiaulius. Dabar Sodra aprūkusi stovi. Sodra iškeliavo į Panevėžį praktiškai, kai močiutės turi pensiją važiuoti aiškintis į Panevėžį. Na, dabar pakibo problema muitinės. Na, kur šita regioninė politika? Šiauliai nesumažėjo, o didėja. 17 000 gyventojų padidėja. Didmiestis Lietuvos niekada nebuvo didesnis ir svarbesnis už Panevėžį. Bet kažkaip nuo 2010 metų tarsi Šiauliuose tokie gandai buvo, kad atsirado įtakingų konservatorių, kurie rūpinasi Panevėžiu. Tai gerbiamosios, ar nereiktų nuvažiuoti su Edvardu Kubilium už Vilniaus ir pasižiūrėti, kad Šiauliai gyvena rimtą, solidų gyvenimą ir nereiktų visko išguiti į Panevėžį. Tai čia yra rimti dalykai. Ačiū. Kam klausimas adresuotas? Taip, dabar, kadangi VMI ir Sodra čia paminėjau, tai dviem ministrėm, nes premjerė lyg ir išgirdom jau atsakymą. Taip. Tai man atrodo, mano atsakymas buvo analogiškas, bet tik tai jūsų klausime turbūt buvo suponavimas apie konservatorių įtaką Panevėžį, tai nežinau, mano nuomonė jinai yra identiška Šiauliuose ir Panevėžį. Aš tik, kad ir kaip norėčiau atsakyti, galiu tik rezumuoti, kad ministrai nekilnoja pavaldžių įstaigų iš vieno miesto į kitą, tai yra daroma su tam tikrais paskaičiavimais, tam tikrais srautais, tam tikromis pačių įstaigų strategijomis. Aišku, tai nepaneigia fakto, kad paslaugos pasiekiamos turi būti visiems ir jeigu yra kažkokių konkrečių situacijų, kur žmonės negali gauti tų paslaugų arba jiems iškyla per daug apsunkinimų ir apribojimų, turime ieškoti sprendimų, kaip tą pakeisti.